O, čia be klipas buvo O, medetkų arbata. Tai taip ir pradėsiu. Matosi, kad ne formai kolektyvas, bet bonjour. Ir kažką pabandysim išlaužti toliau. Kadangi šitą savaitę tokia labai pabrukus, be sveikatos, bet visi planai buvo padaryti. Bet nutariau aptarti praeito sezono varžybų rezultatus. Tai yra pavasario ir rudens startus, kaip man sekėsi. Tai čia bus šitie visi pakartojimai, o pritupimai, štangos spaudimas, deadliftai ir prasėsim kartu su manim. Iš tikrųjų labai įdomus čartas, tai viskas kaip prasidėjo nuo traumos, kada aš priėmiau sprendimą, slidinėdamas Lesdo Alpėse išsinarinau petį, taip ganėtinai pilnai buvo dislokacija priekinė dešinio peties, tai yra pagrindinė peties. Ir tada visa ta kelionė prasidėjo. Antras dar niuansas, jisai buvo geras, kad darydamas backflipą, dirbdamas, užkabinau čiurnas, tai dešinė čiurna visiškai atsijungė, o kairė čiurna buvo atsijungtus minimaliai. Bet tada 2 savaitės negalėjau dirbti ir savaitę beveik negalėjau pristatinėti kojos. Tai va toks buvo startas balandžio. Tai sausio, vasario, kovo mėnesis buvo tragedija, bet vis tiek nutariau dalyvauti. Tai maždaug per 10-12 savaičių numečiau 20 kg ir tada viskas į tą pusę važiavo. Tai pradėkim nuo pritupimų. Visi 3 pritupimai buvo tragedija. Startas buvo 24 balandžio 5 dieną. Tai va dabar pažiūrėsim nuo pritupimų. Bandžiau 2:30 atsidaryti ir buvo vienas iš blogiausių mano sprendimų. Nes norėjau save taupyti iš tikrųjų ir galvojau, kad šoksiu aukščiau bambos ir galėsiu kažką padaryti. Iš tikrųjų tikslas jisai buvo padaryti tada meistro normatyvą. Ir aš niekaip kitaip neįsivaizduojau, bent jau minimaliai turi pritūpti 2:30, 2:40, kad kažkaip kompensuoti. Tai geriausia tragedija yra nuo squat. Tai žiūrim. Važiuojam, pirmas startas, 230 kg. Jaunuoliai padarė labai sėkmingą darbą, nes jiems reikėjo visą laiką mane gelbėti. Jo, nusikelimas, jisai irgi visai nieko, aišku, nestabilus, bet aš čiurnos neturiu. Prisėdau ir kampas jisai buvo, bet kuotsai neištempė. Jo, matas šitą tokia pozicija, jinai yra mano neklasikinė, su gana aukštas, tai biškai pasisveriu į priekį, bet nuėma krūvį nuo kelių ir daugiau gauni ant klubų ir nugaros apačios. Antras bandymas, jaunuoliai, aš žinau, kad tada aš tikėjau, kad turiu šitos bandymus bent nors vieną. Berods ir antkelius skaičiau, po pirmas bandymas ir antras bandymas jo, su skirtingais antkeliais. Tai čia tragedija. Ir dabar antrą bandymą prisidinėjau, pritupiu ir viso gero atkrentu. Šiaip aš negalėjau labai stumti kelią į priekį, atsimenu, nes man čiurnos mobilumas dešinės pusės visiškai buvo išjungtas ir neleido to padaryti. Buvo labai liūdna. Trečias bandymas pritupimų. Kaip ir sakiau, jaunuoliai atlikinėjo idealų darbą. Jo nusenimas šiandien, palaikymas buvo. Sako, duok ir aš žinau, kad arba mane su štanga išneš, arba kaip gausis jo. Tai va, tai su štanga ir nukritau. Jo, tai jau yra gauta baranka. Reiškia, pritupimus, jeigu neužsiskaitai, reiškia, varžybose jau nebedalyvauji. Dalyvauji tik tais atskiruose rungtyse. Tai reiškia, tiek bendras įskaita ir tiek tavo kategorijai yra zero DQ raidės sistemai. Tada spaudimas. Štangos spaudimą pradėjau nuo 100 kiam, atsimenu. Šiaip mano spaudimas, jisai tada, kaip bebūtų keista, spaudėsi, bet labai be energijos ir aš saugojau dešinį petį labai stipriai, nes jisai buvo išsinarintas, spaudimas labai kreivas buvo, bet 100 kiam tiesiog prasispaudė labai gerai. Vienas dalykas yra spaust varžybose, kitas dalykas yra spaust žymę.
aš žymė 100 kem, tai čia vienas lengviausių darbų. Bet nusimetus 20 kg, tai pritūpimai ir štangos spaudimas labai stipriai krenta. Tai užsiskaičiavau. Tada antrų bandymų buvo 150 kg. Ir žiūrim, ką turim. Setupas, yra nusikėlimas, bandau. Ir tricas labai sunkiai, bet iškovojau 100 pem. Tai čia sverdamas 90 kg, paspaudžiau 150. Tai 100 pem padalinti iš 9, 1,6 kūno svorio. Tai yra visai neblogas rezultatas. Jo, tada kitas bandymas yra 105 kg. Ir to neužteko, kad spaudime turėjo 3 vietos. Jo, tai reiškia, negavau jokio medalio už spaudimą. Tai kol kas tada dar buvau be medalių komplektų. Ir 105 spaudžiu. Stoja viršų tricas, prižemėjimas buvo jau ne kartą. Ir viskas, viso gero. Matosi liūdnai nueinu, bet ką padarysiu. Tai belieka dabar deadlifto aikštelė. Tai mirties trauka jinai krenta mažiausiai, bet jinai vis tiek krenta metant svorį. Gal tas treniruočio režimas su kiek lengvesnis. Tai pasižiūrim. Idealus seksualus mano balsas, bet kolektyvas šį kartą aš tokioj formai. Ir mano labai tokia klasikinė trauka. Tas įkvėpimas, pasižiūriu, ar kas nors nustebi mane. Ne, ir dukiam. Jo, pakankamai lengvai, bet aš atsimenu tada, kaip dieną naktį, kad psichologinis lūžis jau buvo gana didelis, nes pritūpimai neužskaityti, štangos spaudimas 100 pem kilų, tai čia praktiškai labai mažai, ką tu dar gali padaryti, kai neturi jokio medalio. Tai tada antrų bandymų aš iš karto dėjau 260 kg deadliftose ir 200 kyla sunkiai, bet kyla ir išsitiesiu ir berods to užtenka. Tai trečiai vietai mažai medaliai deadlift. Tai 260 pakėliau ir 260 padalinti iš 9 yra 2,8 kūno svorio deadliftas. Tai jeigu tą koeficientą stebint, tai tikrai neblogai. Ir yra 2,7 bandymas, mačiau čia sufokusuotas yra ne aš, o juostelė, tai būna. Ir 2,7 buvo miščios. Nei kaip biškį atkylo ir to užtenka. Tai buvo pačios pračiausios mano varžybos gyvenime, bet sprendant tai, kad aš buvau su trauma ir net nesu viena, tai visai neblogai. Tai tada buvau įsivykdžiau 150 spaudimą ir 260 deadliftą. Tai žemiausias mano total yra 410 kg. Tai aš nutariau, kad čia yra tragedija, bet yra gera patirtis. Tai vidury kažkur vasaros, o gal pradžioj vasaros paskelbė, kad bus varžybos rudenį, tai yra rugsėjo 14 dieną. Ir aš gavau antrą šansą pastaisyti šiais metais toj pačioj svorio kategorijoje. Tai aš jau kaip ir beveik buvau užsigydęs traumas, bet tas petys jisai buvo ne pats geriausias. Antras varžybos jaunuolis labiau pasiruošęs buvo. Jo, stengiausi revanšą gaudyti. Tai tikslas buvo padaryti meistrą normatyvą. Kaip bebūtų, važiuoja. Tai pirmas startas yra 2,20 pritūpimas. Pasisveikinam su štanga. Pasimetęs biškį streso būsenai, bet 2,2 yra mažiau, iš karto pasirinkau pradėti negu 2,30, nors ir sveikatos tikrai turėjau daugiau. Tie patys jaunuoliai pasiruošė mane vėl gelbėti, bet 2,2 yra ramu ir mes jau esam pritūpimų žaidime. Dabar yra 2 kem, tai yra jau 10 kg daugiau negu tada. Čia yra mano asmeninis personal best, yra 2,40 iki 9,3 sveriam. Čia sveriau 9,1, kažkur grubiai 90.
tai nusėmimas, 2 kem pritūpimas, įsikvėpiu ir kylu, yra, matosi žvilgsnio, kad siela buvo tempta, bet ir užsitikrinu labai gerą startą. Tai 2,40 padalinti iš 9 yra 2,6 kūno svorio pritūpimas. Tai reiškia, kad kažkur judu į tą pusę. Tada buvo 2,50 bandymas ir 2,50 pritruko va tiek. Dabar jeigu atsimenant tas klaidas, tai nusikėlimas jisai labai geras ir tada žiūriu, aha, įkvėpiu, gerai, ir grinai iš 4 galiau nebegalėjau atsistoti. Jaunuolis pasiekišką darbą darė tada tenais. Tai išgelbė mane eilinį kartą. Tai 2 kem esu užsitikrinęs. Dabar varam į bench pressą, lyginant 150 tenais ir 150 čia, tai velocity greitis štangos tikrai jisai žymiai greitesnis. Tai iš tos formos 100 pem žemyn, išlaikau, išsispaudžiu, turiu labai ilga traktorija mano, bet visai neblogai. Antrų bandymų pradžiau jau atsimenu strateguoti ir kiekvienas man kilogramas yra svarbus spaudime. Tai reiškia, jeigu aš turėjau 2 kem ir plus 100 pem, tai 390 ir atimti 2,5, tai reiškia, man reikia deadliftose bent 272 kg. Tai aš pasistengiau pasidėlioti, atsimenu, pasitariau su mūsų treneriuku, kuris buvo, tai dėjau 5,5 kg ir 157,5 spaudžiau. Tai pakankamai lengvai pasispaudė 157,5 į apačią, gerai spaudžiu, viršui biškį priklėtėję, bet turiu, užsitikrinu totalą 137,5. Tai reiškia, žymiai mažiau reikės jau traukti bent 5-7,5 kg. 7,5 kg. Taip. Tada antrų bandymų biškį bandžiau peršokti 102,5 ir stojo štanga kaip ir visą laiką ties tricepsų. Aš manau, kad dabar jeigu sustrateguočiau tą visą metimą svorio, ką darysiu rugsėjį, manau, tai 100 šiam bus, ja. Tai tricas stoja, prižemėjimas, kampų viso gero, neuskaitomas bandymas. Tai asmeninį rekordą pasidariau, ten paspaudžiau 100 pem, tai reiškia 7,5 kg daugiau. Tai visai neblogai. Tai dabar esmė bus visi deadliftai. Tai reiškia, deadliftuose aš pirmų bandymų traukiu 2,40 ir buvo kaip semkės ir viskas. Aš jau žaidžiu dėl medalių ir tada reikėjo žiūrėti, ką turiu. Tai prie šito skaičiaus pridėti 2 kem ir yra 637,5. Tai lieka 20 kg, 25 kg iki meistro normatyvų. Tai antrų bandymų dedu 2,60 ir 2,60 man atrodo jau lėtėja. Ir pakankamai greitai užsitikrinu 2 šiam. Tai dar plus 20 kg ir man lieka tik tais 5 kg. Šiaip aš esu gana toksai, kur nedidina tokiais, kas 5-2,5 deadliftų, bet nenorėjau paleisti meistro iš rankų. Tai dėjau 5 kg, traukiau 2,65 ir užsitikrinau meistro normatyvą. Jo. O, čia net be klipas buvo, aišku, savus apsveikta galva, bet net neatsimenu, net ir be klipo ir šitam turėjau. Tai vos nenumiriau ten, nes ten buvo be energijos, be angliavandenių. Po to užsikrūdinėjau, aišku, prieš šitą, bet visas pasiruošimo sezonas jisai buvo silpnas. Tai
Meistro normatyvas įvykdytas, surinkta suma 6,2,5. Tai yra iki 93 meistro normatyvas. Tai atsimenu dabar pritupimuose laimėjau 1 vietą, benčio 2. Aivadas yra gerokai geresnis už mane spaudėjas. Ypač šitoj kategorijai. Dėl didesnės nežinau, nenorės su manim matyt pakovoti. Bet labai panašios jėgos yra. Deadliftuose irgi laimėjau 1, nes berods tada buvo strateguota, kad šokta. Abu mes bandėm dėl meistro ir aš nedėjau nesąmonių, kad nebūtų 2,7, o dėjau 5, kad įvykdyt normatyvą. Ir tai man užtikrino deadliftuose 1 vietą ir užtikrino 93 kategorijoje 1 vietą. Tai apibendrinant, visi tie metai pradžia buvo labai bloga. Jo, tai tiek traumos, tiek kas suveikia, bet tas psichologinis pasiruošimas, antras šansas. Ir aš nusprendžiau, kad reikia dalyvauti ir įvykdyti normatyvą. Tai mano lūkesčiai buvo įvykdyti 100%. Ta, ką norėjau, tą padariau. Nežinau, kiek čia yra dar rezervo. Tai dar biškai pabandysiu. Manau, 250 pritupimą ir 270 deadliftą norėčiau šitoj kategorijoje pasidaryti. Tai čia bus šitų metų rudenį greičiausiai. O dabar kitoj kategorijai, tai žiūrėsim, ką turim. Nieko neprognozuoju, daugiau reikia padaryti darbų. Matot, kolektyvas, tas psichologinis pasiruošimas, jisai visą laiką yra labai svarbus, nes aš atsimenu tada jau po pirmų visų bandymų, tai 1 pratupimus nepadariau ir galvojau važiuosiu namo, bet tada man kolektyvas irgi dar neleido pasiduoti, sako, kovok dėl atskirų medalių kovojau ir išvažiavau su ne su bench pressu, o su deadlifto mažojo medaliu 3 vietos. Tai pritupimuose nieko, štangos spaudime irgi nieko, nors jau dalyvavau juose, o deadliftuose laimėjau 3 vietą. Tada kitose varžybose yra sėkmingi 2 bandymai. Pritupimais 1 vieta, spaudimam 2, deadliftuose 1, overall savo 1. Bendroje įskaitoje aš buvau 5 ar 6, tai irgi labai neblogas rezultatas. Tai meistro normatyvas jisai visai gerai pašoko. Matot, apie tiek turiu dabar. Tai šitą savaitę yra tokia neformai. Visi čiaudi, bezda kosti. Jeigu sergat, geriau neikite sporto klubą, nes tada ir aš sergu, o labai didelis srautas žmonių praeina. Tai va, tai dabar stengiuosi atsigauti. Prieš tai turėjau 2 treniruotės, dar spėjau jas padaryti. O šitą savaitę yra už gyvybės traukų, tai tikiuosi labai bendrai kažkokios blogos įtakos neturės bendram pasiruošimui balandžio startui, bet nepasiduodam, važiuojam. Išsimiegam, pavalgom, tai ką turim padaryti geriausia. Jautieną jungiam, kepam, valgom. Tai sausai brandintos jautienos antrekoto dipnesnis be kaulo. Šalitas. Tai čia mano yra didžioji baltymų norma. Žiūrėkit, koks gabaliuks. Tokių reikia 2 per dieną. Ir tada didelė dalis makro jau yra sąskaitoje. Tai va, susipjaustau. Niekas nesikeičia, labai panašus standartai. 2 valgymai, jie yra visiškai identiški. Dedu druskos ir pipirų. Tai pipirai ir druska čia gal buvo atskirai, bet principas jisai toks pats yra. Tada išmaišau. Jo, nereikia čia man labai daug. Žiūrėsiu, kaip čia kas gausis. Ir tada laukiu, kol užkais ir tuo tarpu dar maišysiu kiaušinius su ryžiais. Ryžiai jau yra dan, čia beveik 200 gramų, 108. Ir tada dar keičiu, dedu kiaušinius 5. Tai pagal mano makros taisyklingai skaičiuojant, pilnas kiaušinis yra 7 gramai baltymų, o
be trynio yra tik 3. Iš šiuo atveju riebalų irgi nesurenku pakankamai, tai dedu pilnus ir nesuku galvos. Dabar pas toksai standartas yra ne formai, nėra energijos, tai stengiuosi kuo labiau išlaikyti makros gerus. Maisto kokybė, miego kokybė pasidaro labai, labai svarbi. Kai nėra energijos, kažkaip reikia suktis. Tada į kiaušinius įsimaišau. Op. Ir viskas. Šokio stebuklo nėra. Va, gražuoliai, klausykitės. Čia buvo mažuliai. Proteinas kepa. Be šito aš neįsivaizduoju energijos. Tai ir nepraleisim riebalų. Kepam. Kiaušiniai, ryžiai, jautiena. Dabar kol jautiena kepa, kiaušiniai kepa, spjausiu pomidorą, vienintelė mano daržovė, kurią naudoju, tai to ir užtenka, mažuliai eina. Tai va, pomidoriuks, op, į mažas dalis ir viskas. Tai va, tas svorio palaikymo, augimo niuansas tikrai nėra labai lengvas. Bet režimas, kai įsikeliat kažkokį tikslą, kurį jūs norit padaryti, tai blogiausia, ką jūs galite duoti, tai nukreipti šoną. Labai aiškus, jeigu yra standartai, juos palaikyti, tada jūsų tikslas, kurį jūs norit įvykdyti, labai lengvai gausis. Tai pomidoriukai paruošti, kiaušiniai kepa, jautiena ir visi makros juda į tą pusę. Tai pasižiūrim, kiek čia aš ko surinksiu. Reikėtų pasiskaičiuoti ir makros. Tai makros, čia viskas ganėtinai paprasta. Yra 15 × 4, 60 iš jautienos, 5 × 7, 35, tai 95 baltymų. Ir angliavandeniai. Tai angliavandenių yra 108, padauginam iš 7, nes 100 gramų yra 70, padalinu iš 100, yra 130 gramų angliavandenių. Tai va taip atrodo mano mils, jie du identiški yra, niekas nesikeičia. Tai kokie užkandžiai, pabandysiu nufilmuoti rytoj prieš darbą. Jūs žinosit, man patinka dabar proteinas su kokiu pyragaičiu. Ir tada dar 2 valgymai va tokie yra rimti. Gerai. Vamos kiaušinius į ryžius. Tada turiu specialų kung fu įrankį, kurį galima pliaukšti. Ir išsimaišom ryžius. Opa. Ir jau pusę bliūdo turi maistą. Susidėsiu jautieną ir bus ramu. Šių ryžių slaptas šį kartą ingredientas yra tabasko. Tai porą lašelių, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 20 ir viskas. Ir dabar jautieną susidedu. Galima ją trumpiau, ilgiau kepti, kaip patinka. Bet norėjau parodyti, kad tas procesas nėra labai gražus dažniausiai, bet su popieriais viską to išsivalysim. Iš galo proteinas irgi keliauja į skrandį, čionais išsivalom ir bus ramu. Jo, ne tiek, kiek maisto pasiruošimas, kiek dar čia visas šitas blizginimas laiko užima. Bet norint pasidaryti maistą kokybiškai, sveikai
reikia visą laiką kažką pasiruošti. Tai jeigu žinot, kaip, pavyzdžiui, tokius valyti lengviau, duokit man žinot. Tada aš sutaupysiu labai daug laiko ir popieriaus. Nes plaut yra problema. O, čia proteinas. Nereikia išmesti jokiais būdais. Tai karšta, norisi iš karto viską išsivalyti. Ir būna ramu tada. Nu ką, skanaus man. Ir mes važiuojam toliau workoutus. Jau paskutinis apšilimo setas 100 pem ir dedam 100 šiam 2,5. Važiuojam. Šimtą šiam 2,5. Bandysim 3. Dievas gal duos 1. Ir kažkas turėtų gautis arba ne. Galima dabar jau pasiduoti. Važiuojam. Čia kol kas didžiausias svoris, kokie sudaręs dabar po traumos pečio, bet jisai nėra sunkus. Manos. Skaniai skaičiuoju bekofus 3 po 5 su 7,5% nuo šito. Tai pasiskaičiuosim, kas čia gaunasi. Pusę velnio. Dedu dar 3 serijas darbinės, tai 106 2,5 iš 3 koeficientas yra 172,1. Tai nuo šito skaičiuoju procentų 7,5 yra 129,1. Nu čia tokių tikslumo aš nieko nerasiu, bet dedu 130 kg. Ir darau dar 3 po 5. Važiuojam. Šitos 5 tikslas padaryti su pauzėm. Tai papačioj 1, 2. Tai maždaug, kad būtų 2 tikai. Ir tada spaudžiu. Tai pirmas setas. Važiuojam. Galvojau bus lengviau arba persiskaičiau. Sunku buvo todėl, kad paspaudžiu 6, o ne 5. Tai taip ir būna, persiskaičiuoju. Nesigauna. Oi, nu kaip gavosi. Net gali atsiliepti deadliftas. Čia bus problema. Mankšta, mankštulė. Davai, ant 5. Nepamesk, Tomai. Paskutinis 100 tram ir varom traukti.
Antras 3 dar lieka. Paskutinis 2-3. 5 serija. 2 pakartojimai. Važiuojam. Skaniai. Dedu 175 ir treniruosiu judesį ekscentrinėje judesio fazėje. Tai yra, kai raumuo ilgėja, tai padarysiu tokias kokias 3-4 sekundės lėtai. Jo, raumenis gali stiprėti ir ilgėdami, ypač ir jėgai tas judesys jis yra labai geras, labai gerai yra susigaudyti erdvėje. Tai yra kiek įmanoma lėčiau, net jau ne per lėtai, apie 3-4 sekundės padaryti labai lėtą judesį žemyn. Tai aš dabar maždaug taikysiu į 3-4 sekundės, į viršų greitai pakeliu ir tada labai lėtai leisiu žemyn. Tai va po pagrindinių toks back-offas biški. Kad hamstringai būtų stiprus, darau RDLs. Šį kartą darysiu 3x8 su tram 7,5. Tai visai nieko. Po deadliftų lengvesnis toksai svoris, bet tam, kad palaušiu tik tais juos, tos gražuolius, dvigubus slibinus. Važiuojam. Opa. Paskutinis setukas iš galo. Žiūrėjom, kas čia bus.
Šiandien siauras spaudimas, tai prieš siaurai spaudžiant biškį apšylu tricepsą, kad nesijaustų labai smarkiai krūtinė. Tai su lengvu svoriu 3 serijos po 15. Jo tikslas kuo geriau sušildyti tricką. Spaudžiu 3-4 kartus per savaitę. Tai yra čia tas mano lengviausias spaudimas. Spaudimas siaurai tricepsui. Tai tikslas stiprinti tricepsą, kadangi dažniausiai man sunkiai sekasi užbaigti judesį ten, kur labiausiai dirba tricepsas. Tai šį sezoną esu pasirinkęs, kad darau spaudimą siaurai. Čia darau 6 po 6. Tai tikslas kuo labiau tą ilgą tricepso galvą stiprinti. Daugiau nieko. Anksčiau dar dariau su gumom, dabar dėl pečio nebedarau su gumom, biškį saugausi. Tai šita variacija planas šitam blokė, jisai dabar yra sunkiausias prieiti iki 140 kg. Tai dar šitą savaitę 130, berods kita 135 ir tada jau bandysiu mušti PB 140 kg. Važiuojam. Neatsakyčiau, kad grinai tricepsui yra svoris netgi gal per sunkus, nes vis tiek jaučiu krūtinę, bet dabar pasirinkęs tą bloką vis tiek didinti. Jo, gerai, kad siaurai, šiaip tai krūtinė mano yra labai dominuojantis raumo, tai jeigu tik plačiau pasiemu iš karto jaučiu krūtinę, ne dabar netgi jeigu siaurai darau, vis tiek ištempimas krūtinės yra gana didelis, bet judesį stengiuosi užbaigti labiau rankom. Tai neatsispirinėjau labai stipriai kojam, kuo labiau stumiu iš delno, kad kuo labiau dirbtų tricepsas. Paskutinis setas su 100 tram ir imsiu šiandien spaus pečiam. Tai toliau stiprinsim pečius, kur irgi labai svarbi spaudimo dalis.
2 serijos su 16, po 10 šilom, tai imsim tram 2. Nėra tarpinių, tai pakartoju tiesiog 2 kartus su 16 ir tada imu darbinį setą petukam. Jo šonis toks jaučiasi biškai per didelis. Norėtųsi pabandyti su 20, kokiais 2-4 ir tada šokti tram 2, bet turim, ką turim. Dar 3 setai lieka. Vienas efektyviausių būdų sustiprinti spaudimą, krūtinės spaudimą. Tai yra stiprinti pečius, stiprinti tricepsą, nes tai yra pagalbinės raumenų grupės, kurios dirba. Ir labai dažnai galima išspręsti problemą ir savo bench pressą padidinti. Tiesiog stiprinant pečius ir stiprinant tricepsą. Aš specialiai atskirą dieną skiriu pečiam, tricepsui ir nugarai, kad kuo stipresnis būtų viršus, kad būtų galima kuo didesnę štangą spausti. Paskutinis setas su tram 2 ir einu daryti prisitraukimus. Prisitraukimai nėra tokie tiesus, kaip norėčiau. Po pečio dislokacijos labai sunku išlaikyti dešinį petį. Jisai būna jaučiasi, būna ne, bet vis tiek prisitraukimus darau. Nugarai cikluoju kelis pratimus, tai yra prisitraukimus, vertikalę trauką, horizontalę trauką, įvairius paėmimus. Tarkim, būna lenktas, būna tiesus, tai darau prisitraukimus maždaug nuo 8 iki 10, vis laiko po 5 serijas. Dar darydavau su svoriu, bet dabar šiuo metu nedarau, pasirinkęs prieš varžybiniam laikotarpį, kadangi esu sunkesnis, tai tiesiog darau paprastus prisitraukimus. Nugaros pratimai, tai tie pratimai, kurių labiausiai nenuverčinčiau štangos spaudime, nes ant kojos atsigulat ant nugaros ir pečių. Kuo didesnė nugara, kuo didesni pečiai, tuo stabiliau gulėsite ant suolo. Aišku, dar kojo atrama yra labai svarbi, bet tikrai, kai norit daugiau spausti, stiprinkit būtinai nugarą. Ir ne tik, kad daugiau spausit, bet bus ir sveikesni pečiai ir ilgamžiškumui spaudimo bus tik į naudą.
Pristraukimai vis dar yra sunkioji dalis. Šiaip sverdamas 105 esu padaręs daugiausiai 20. Dabar sveriu maždaug panašiai, šį kartais mažiau. Ir abejoju, ar padaryčiau 20, nebent reikėtų labai gerai pasitreniruoti. Bet niekada nebandžiau sverinti 90, tai įdomu, ar būtų labai didelis skirtumas, kai sveri 90 ir daryti pristraukimus ir kai sveri 105.